Sveiki. Šiandien vėl nauja paslaptis. Ir šiandien kalbėsim apie tai, kaipgi skirti kokybiško laiko sau, kad ateinanti visa savaitė būtų nuostabi, įkvepianti. Tai iš karto galiu pasakyti, kad labai svarbu, kaip jūs praleisite sekmadienį. Vat ta 7 diena Dievas visą pasaulį kūrė 6 dienas ir 7 dieną jis kūrė moterį. Čia taip, sakykim, yra pasakyta. Tačiau į 7 dieną visuose tikėjimuose, visose knygose visur rašo poilsis. Sekmadienio rytas. Jis turi būti jūsų, jis turi būti ramus, jis turi būti su jų mėgstama knyga, jis turi būti būtent skirtas jums. Ir netgi laikas ne vakare sekmadienio. Jūs privalote susiplanuoti savo ateinančios savaitės darbus, o juos susiplanuoti sekmadienio ryte. Kad jūs galėtumėt neskubant apmąstyti kiekvieną susitikimą, apmąstyti kiekvieną savo sekmadienio rytas yra skirtas netgi perskaityti visoms savo svajonėms, kad jūs galėtumėt jas vis iš naujo paaktyvinti. Ir jeigu mes paaktyvinam svajonės, jos labai stipriai ir labai greitai pradeda eiti į mus. Tai asmeninė patirtis, tai ką pasakoju, naudoju, tik būna aišku sekmadienių, kai aš tiesiog pabėgu nuo savęs ir nuo viso pasaulio, nes tai būna tik vienas sekmadienis, daleiskim, per mėnesį. Tai patikėkite, bet kai tik tai yra galimybė, aš visus sekmadienio rytus praleidžiu su savimi. Ir tai davė pačius didžiausius rezultatus. Imi darbo kalendorių, įverti, žiūri, ką esu susiplanavusi, pasižiūriu, ką dar norėčiau susiplanuoti. Ir nuvažiuoti, nuvykti, pamatyti, išgirsti, nes tai yra jūsų gyvenimas, suprantat? Ir jūs naują savaitę, jeigu jūs sekmadienį pailsėsite ir susiplanuosite savo gyvenimą jau sekmadienį, jūsų naujoji savaitė nebebus įtampos. Pusė įtampos bus nukritę, nes tada ateis tik tokie force majorai, bet juos jūs labai lengvai su šypsena veide išspręsite. Dar vienas. Niekada nieko nedarykite dėl pinigų. Niekada. Dėl garbės, dėl šlovės, dėl karjeros, dėl finansų. Niekada. Tai kelias niekur. Tai kelias į akligatvį. Ir jeigu mes norime, kad tas akligatvis tiesiog jisai, net nežinosime ten būnant kaip apsisukti, tai mes tiesiog privalome darbus daryti dėl savęs. Dėl to, kad mėgstame, dėl to, kad mums tai patinka, dėl to, kad mums gera tai daryti. Ir kai paklausė, kodėl važinėju į tam tikras įstaigas, aš tiesiog neturiu ką atsakyti, tiesiog priėmiau iššūkį, kad galit skaityti paskaitas žmonėms, ar ne, tai kodėlgi negalit kažkur skaityti. Tai ir dabar jau metai laiko važinėju. Tai atminkit, nieko nedarykit. Gal čia finansai, ar gal čia dar kažkas? Ne, mielieji, viskas ateis, viskas nuo A iki Z. Tiek, kiek jūs turit gauti, tiek jūs gausite. Kiek jūs energijos atidavėt, tiek atgal sugrįš. Ir šitų darbų darimas yra labai svarbu. Darykite viską tik dėl savęs. Taigi, švenčiame sekmadienį, darbus planuojamės ateinančiai savaitei ir būtent viską, ką norime patys pamatyti, išgirsti, visą tai įtraukiame į savo ateinančios savaitės dienotvarkę. Kodėlgi ne, jei jūs norite koncertą? Leiskit sau, kodėlgi ne? Mes visada per daug valgom, visada. Ir jeigu jūs
turite polinkį taupyti, pradėkite kaupti ir pamatysite. Yra dar tūkstančiai visokių būdų, origamių ir visa kita, kaip finansus labiau traukti. Pamatysite. Jūs turite daryti pirmus žingsnius. Ir šitos paslaptys, aš tikiuosi, jums padės, nes jos tiesiog ne paslaptys. Tik taip gražiai išėjo pavadinti jas. Taigi, apkabinu su jumis Eligija ir skaičių magija bei linkiu iš viso širdies į jūsų širdis, kad jūsų namuose būtų gausa, kad būtų santarvė ir kad jūs būtumėt visi sveiki ir laimingi. Lai tūkstančiai palinkėjimų skrieja jums iš mano širdies. Iki kitų susimatymų. Spaudžiame patinka, prenumeruojame kanalą ir matysimės dažniau.